Labas rytas. Šiandieną yra diena, kai palieku Egėjo jūrą. Čia praleidau 2 dienas šitam pliaže iš tikrųjų ir pliažas nėra pats geriausias, bet tiesiog susiklostė tokia situacija, kad man iki Stambulo lieka 300 km, o Kristina atvažiuoja už 8 dienų į Stambulą. Ten mes praleisim dar savaitę. Ir man tiesiog reikia kažkur praleisti laiką, nes aš galėčiau kaip ir per kokias 4 dienas įveikti tą atstumą. Tai po biškį keliauju. Tai atsisveikinam su Egėjo jūra ir šiandien atsisveikinsim irgi su Europą. Europiniai Turkijos daly dar keliausiu kelias dienas, tai kaip ir žemyninė, tokia Europa vis dar liks mano kelyje. Kempingų nebus pakelių dabar, gal apie 120 km kažkur, 150 km. Tame atstume kempingų nėra. Bet kiek tikrinuosi, galima tenai laukiniuose kempinguose miegoti. Tai kažkaip nesinori man tenai miegoti, nes man reikia ir video norisi įkelt, ir tose laukiniuose kempinguose, tai po to būni toks karštas, suprakaitavęs, visas limpantis, neįsimaudęs. Tikrai nėra malonumo. Jau, važiuojam. Ir priminimas, kad aš buvau apsistojęs šalia Aleksandropolis miesto. Tai yra visai netoli Turkijos sienos. Ir, tai kaip ir pramoninis miestas, toks uostas. Čia yra svarbus grinai toks uostas tarp Turkijos, Bulgarijos. Toks kaip pramoninis taškas. Bet iš tikrųjų man patiko miestukas, netgi buvo dviračių takai. Vakar važiavau su dviračiu be krepšių. Daug viskių kavinių, kepiklėlių, dviračių parduotuvių. Nusipirkau vakar pagaliau 2 atsarginės vidinės kameras padangom, nes Turkija daug pardūrimų gali būti, jau esu girdėjęs ne iš vieno dviratininko. Ir ką jis ten parodysiu, gal dar turi ten tokį švyturį, kuris yra svarbus. Toks senovinis švyturys pačiam centre. Važiavau į Aleksandropolį. Matote, dviračių takas. Senai matytas. Neatsimenu, kur mačiau. Senokai. Pats rytmetys, žmonės tik tai ruošiasi į darbus, kas sėdi kavinėse jau. Aš irgi ruošiuosi savo darbinę dieną, bet kažkaip jau laukiau vėl minimo. Vakar ta diena tokia nuobodi atrodė. Atrodo jau kažkaip ir miegoti anksčiau nuėjau viską. Kad tik greičiau ateitų ta diena, kad vėl min galėčiau. Tai man reikia beikerio. O, šičia. Tik bus beikerio, kur supjausiu dar tą pyragą, tai gražiai. Do you want the sugar, cinnamon at cappuccino? Cinnamon, bet not sugar. Prie staliuko su savo kelionės draugeliu, dviračiu. Kapučino ir dar pasiėmiau su jautiena ir su sūriu. Su jautiena nesuvalgęs, tai reikia paragauti. Iškart ragaujam. Toks biškai kaip čebureko skonis. Toks labai primena čebureko. Kai valgo su mėsa. Tas skanu. Valgysim tokių pusryčiams. Su sūriu irgi kaip visada skanu. Tai va, užkaposiu ir važiuosiu. Būsiu pilnas energijos. Privalgęs galėsiu minti. Kaip treniruojusi prie Turkijos kelių. Reikia važiuoti tokiais keliais be kelkraščių. Aš manau, kad Turkija bus labai daug tokių. Iki Stambulo, tai 300 km manęs laukia, bet tokiais keliukais praktiškai. Eina savo, kaip čia buvo dabar, čia tokia kaip ir negreitkelis, tai dviračiams galima važiuoti, bet nėra kelkraščių visai. Ir aš tiksliai neatsimenu, ką aš dariau, bet va šitą mikrofoną. Mikrofoniukas mano vienintelis. Ar aš jį norėjau nusiimti, ar kažką, ir jis man išsprūdo važiuojant su dviračiu. Kai tėškėsi, visa į 3 dalis išsisklaidė ir aš nemačiau, kur nukrito ir čia iš žolės, va kažkur čia krito.
Tai kokią pusę valandos dabar aš čia ravėjau. 3 dalis reikėjo visas 3 surasti. Suradau, atrodo veikia mikrofonas, nežinau kaip įrašinėja dabar. Gerai, blogai pasižiūrėsiu, tik sužinosiu, kai montuosiu video. Bet radau, viskas gerai. Šakis reikia atsargiau biškiuką. Ir kaip tik aš tenai ieškojo žolėse prie gaisrinės pastato šitas, va. Tai gaisrininkas išėjo, sako, ar viskas gerai tavo, ką tu čia, sako, ieškojai. Tai aš pasakiau, kad suradau viskas tvarkoja, sako, ar nori vandens, sako, noriu. Tai dabar atneš man vandens. Aš, turiu vandens, bet jisai senas iš vakar. Oh, thank you very much. Okay, it's cold. It's okay. Oh, it's like ice. Yes. I think it's okay with the two. It's okay. I don't have place where to put, you know. Okay. Yes, but Where thank you. I'm from Lithuania. Vilnius. Trakai. Yes, Vilnius, yes. I lived in Vilnius also. Trakai, have you been in Lithuania? All Oh, over the world. okay. 71 countries. 71 countries. Yes. Oh, The last is Tajikistan, Uzbekistan. okay. Before 1 month Oh, so you're traveling every time to other new country with my children. with children? 6 and 8 years. Okay, so they will travel all the countries with you also. Yes. So, what is your next destination? I don't know. You will see. Maybe Belarus. Belarus. Because when we come in Vilnius, Na va, pasitaikė labai malonus gaisrininkas, aišku, jis keliavęs irgi ten daug kur 71 šalį aplankęs. Ir buvęs Lietuvoje, sakė, o sekantis šalis, sakė, jo bus Baltarusija, nežinau kodėl, nenorėjau klausti. Bet turbūt jis mėgsta pamatyti kitas kultūras. Tuo labiau, kad jisai buvęs tokiuose posovietinėse, Uzbekistane, Tadžikistane paskutiniu metu buvo. Turbūt jam patinka tokia ne Europa. Nėra labai gilu. Batai bus šlapi. Jo, batas šlapo visiškai teoriai. Na, drąsiai čia pravažiavau per tą balą tokią. Nepasimatavęs gyrio, tai batus abudu įmerkiau. Jau čia dar stabdžių diskus išsiploviau. Biškį grandinę nusiploviau šiek tiek. Tai šakės. Nieko, čia toks buvo kaip krikštas, man turbūt. Išvažiuojant iš Europos. Tai va, važinėjau po laukus. Tokius čia dar nieko, dar buvo tenai toks takelis, kur buvo bičių aviliai čia praėjau. Tai greitai bėgau, kaulės net nejungiau. Ir bebėgdamas užkliuvo šitas troselis iš kažkokio akmens ir nutraukė troselį. Tai praktiškai tas batas jau visai laisvas. Arba metimas lauk, arba reiks ir... Aš turiu lipnios juostos geros. Tai užsiklijuosiu. Bus toks vienadienis susiklijavimas su lipnia juosta. Dar vat prie visų Graikijos grožybių. Va. Atsisveikina Graikija, sako, ir pas mus yra visko. Ir grožybių, ir bjaurybių, ir gerų žmonių, ir blogų, bet apskritai žmonės Graikijai patys maloniausi buvo iš visų, ta prasme, iš visos kelionės. Čia puikiai vietelė sustot, pavalgyt, susigydyti žaizdas, užsilaižyt. Tai va, čia ir sustosiu, susilaižysiu savo žaizdas visas. Taip, kokie nuostoliai. Šlapi batai, šlapis kojinės, džiaunam ant tvoros, batus ant saulės. Aišku, jie čia neišdžius per 10 minučių man.
Tuo labiau dar po to reikės susitvarkyti nutrūkusi tą šniorelį ant bato. Ten ne šniurelis, ten troselis, kuris užveržia batą, kad būtų galima koją keliant irgi mint. Bet aš turiu kažkokį tai gorilą teipą ar dar kažkokį. Čia užvarysimės su tą teipą ir laikys kažkiek. Va. Viskas, visi reikalai atlikti, SIM kortelė nusipirkta, įsigyta. Batas sutvarkytas, tik tai aišku neišdžiuvo batai, palapinė išdžiovinta. Važiuojam toliau. Tai va, tenai sėdint prie dar atėjo viena moteris su vaiku į tą vaikų aikštelę pažaist. Ir ką jūs galvojat? Jinai mane užkalbino, pasidomėjo, kur važiuoja, kas kaip. Sakau, kad yra graikai labai faini žmonės. Smalsus, įdomu jiems viskas, kur važiuoja, palinkėjo gero kelio. Viskas artėjo prie Turkijos sienos, tuoj bus kontrolė neužilgo. Buvo biškį atsijungęs, nes jau atminties nebebuvo visai korteliai. Dabar biškį atsilaisvinau, galiu biškį dar pafilmuot. Čia matot, kiek laukia prie Turkijos sienos fūrų. Juhu, čia tai notification. Kur dabar? Čia. Eina savo, kaip įdomi. Eina savo. Gerai. Laikas įsijungti, man rodas. Susimatysim Turkijoje. Jau Graikijos siena praeita. Pažiūrėkite, kiek iš Turkijos važiuoja į Graikiją, kokios eilės. O čia kažkas niekieno žemėje arė laukus, žiūrėkit. Tai čia Turkas ir čia Graikijas įdomu. Ja, matau didelę Turkijos vėliavą ten priekį. Ir dvi mažytės graikų. Viskas jau esu Turkijai. Bet žiūrėkit, koks yra duty free skyrius. Oho. Prie sienos, bet to nematyt kokią sieną. Su kareiviais, su viskuom tenai iš Graikijos pusės belenkia kareivių. Ir iš Turkijos su kareiviais, su automatais, su visa amunicija ten. Aišku, jie dar viską konfliktuoja dėl Uškių salų ten, ypač Kipro, kai buvo tenai problema. Taip, simsim pinigų, žiūrėsim, ką čia duodama. Turbūt dabar jau tikrai galiu garantuoti, kad esu įvažiavęs, man atrodo, į Turkiją. Galiu pasveikinti ir save, ir jūs mane galite pasveikinti. Tokiu keliuku reiks važiuoti dabar, iki pat gal kokių kem kilų. Toks tiesus kelias bus iki pat pirmojo miesto. Ten ir apsistosiu, man rodo. Na va, bet turiu tokį kelkraštį. Galiu važiuoti. Tai matau pakilimai tokie, bet labai įdomus kraštovaizdis. Taip lygų aplinkui atrodo. Baigėsi tokias kalvelės. Ir tie pakilimai tokie ant kalvų, o ne ant kalnų jau taip. Nuobodybė. Ne, rimtai žinokit. Žiauriai nuobodu tokį tiesiai važiuoti, nežinau. Kankinimas jis grinas. Atrodo, kilometrai labai lėtai eina. Nors tu važiuoji asfaltu, praktiškai aš dabar net neminu leidžias. Bet, kažką reikia susirasti veikti. Bent akis paganyti, kad būtų kažkur, va dabar atsirado tokias kalvelės gražios. Jau šis tas, gali akis paganyti.
Va, važiuoju į miestą jau. Ir iškart viskas kitaip jau skiriasi viskas. Žymiai fainiau negu važiuoti toj autostradai. Va. Nu, žiūrėkit, kaip čia gražu. Kaip čia faina. Iš karto patinka man. Va, arbatėlės reiks pasiimti po to. Trešinio. Super. Viskas po dušo dabar, dėl to užsidėjau šitą ilgesniam rankovėm tokį treningą, nes nebenoriu teptis kremu. Pažiūrėkit, kokia graži vieta šičia yra. Šitą mečetę tai labai gražiai atrodo. Su turkiškom vėliavėlėm. Ir aš dabar einu pavalgyti vietinių maistų visų. Čia nebus ten tokių maistų, kaip mes kurortuose Turkijoje valgom. Čia bus labiau toks šeimyninis vietinis maistas. Eini pro šalį, nežinau, kas penkta, kas dešimta kokia nors parduotuvėlė yra kirpykla, arba pamačiau barber, iš karto žiau. Nu, sako, sėsk, nes ten kokie, nežinau, kokie 8 dirbo. Sėsk, sako, iš karto, su mašinėlė. Atjaunėjau kokie 10 metų minimum. Eina savo. Tai norėjo 3 eurų, daviau 4 ten. Nes, jis ten atnešė gražą, sako, pasiimk. Gerai nuskuto. Nes kitur aš ten sumokėjau, aš atsimenu, ir po 10 Kroatijai. Dabar pasiimsim trešinį. Šitų trešiničių. O şansa girmeden kaçırdı onu. Abi bu adamlar very very beautiful. Half kilo. Beautiful? Half kilo. Half kilo. One half kilo, yes. Pusę kilogramą trešnių, 1,5 euro tik tai. Smagumėlis. Taigi, vėl valgom. Kiek supratau, valgom iš jautienos galvos sriubą. Tai yra airanas. Ir čia man padarė dar jautienos ir su baklažanais. Jo, jautiena, baklažanai, bulvės, ryžiai. Ir čia dar baklažanai susukti kažkokie. Šitas atrodo labai gerai. Šitas man biškai per riebus. Bet irgi sriuba visas ėjo. Visas valgo. Ragaujam šitą airaną, kaip jisai. Jis irgi skanus, nes darma pradėjo patikti. Nes iš pat pradžių jis man kažkaip Europoje, kai esu bandęs Europoje, kur atveža, labai neskanus. Jis man rodos yra, kai tu išprakaituoja ir kai karšta būna atsigaivinti, nes jis yra. Jis druskos yra privalėta jį, ir toks yra gaivus. Man patiko. O ką, bandom tą antrą patiekalą. Kaip sakiau, čia yra baklažanai. Peilių net nešiai, peilių jų nenaudoja praktiškai. Čia yra jautiena, baklažanas, o šitas bus geras. Biškai bulyčių. Čia susuktas arba agurotis, arba... Ragavim ryžiai. Žiūrim. Tai nesitai minkšto, kaip nežinau. Labai skanu. Labai skanu. Man rodos, kad čia labai gerai pavalgys. Gerai, žiūrim, kas čia. Be peilių čia. Nežinau, kaip pratėjot. Čia yra stu. Ne, čia viduje yra mėsa. Kukulis toks. Jisai pyniotas su aguročiu ar baklažanu. Dabar tiksliai nežinau. Kažkokia daržovė troškinta.
Ir ant paguliuko. Šitas irgi geras buvo. Tai sumokėjau 14 eurų. Visai skanu buvo, ten su baklažanais, tikrai patiko labai šitas patiekalas. Dabar žiūrėkit, kokie taksai, kokios spalvos. Sakau. Toks įdomus, labai miestas spalvingas biškai. Taigi, išvažinėjau iš Kešan miestelio. Prisiekiu, žinokit, ne vieno turisto nebuvo, ne vieno užsieniečio. Bet labai įdomi mačiau, kai kurie tokie šviesūs žmonės čia gyvena. Jie, turkai, bet jie yra tai pasižiūrė, jie tokie atrodo. Ne tai, kad europiečiai, nes europiečiai irgi būna ten ir italai, ir ispanai tokie šiek tiek tamsesni. Bet grinai tokių šviesių plaukų. Bet biškiuką pravažiuojam prieš tą mečetę. Jinai man labai graži. Va ir pravažiuokim per tokį labiau vietinio gyvenamą rajonėlį. Pažiūrėsim, kas čia darosi. Tokie maži namukai, bet čia maži žmonės kiti. O jo, tikrai skurdas. Aš kai vakar centre buvo, man tai kažkaip atrodė, kad jie gerai čia visi gyvena, bet ten. Jūs pasižiūrėkite, kaip jie čia gyvena. Įdomiai. Biškai už ten išvažiavau iš karto kaip ir Lūšnynas čia praktiškai. Sakau nuo kelio, nes pamačiau tokia yra gyvenvietė ir tam pilna žmonių kavinėje sėdi. Buvau vienoje kavinėje sustojęs atsigert arbatos ir vieną desertą valgyti. Tai ten mane apgavo 100%, sumokėjo beveik 10 eurų. Čia yra vietinių tokie, net ne viena čia vieta kelias. Su kortom žaidžia. Mintį, tai pasimėjau tokį arbatas ir turėjau proteininę dar pasidėti čia. Ten vyrukai žaidžia kortom visi. Tai čia mačiau kaviniai arbatą tik pardavinėja ir kortus. Tipo yra kortų sudėta tenai nuomoja. Turbūt. Labai įdomiai. Pagaliau matau miestą, į kurį aš norėjau šiandieną važiuoti. Ir jūra matosi, ir miestas matosi. Visai kitokia nuotaika. Bet dienelė šiandien buvo nuobodybė. Ir dviračių takas yra. Ką jūs sau galvojat? Kaip faina. Va, čia tai atsipalaidavimas. Dabar jau dviračių kelionė yra čia. Nes šiandieną, kur važiavau, tai ten tiesiog buvo darbas. Darbas minti į kalną prieš vėją. Mėgavimuose akimirkų nebuvo nei vienos. Nebent, kai sustojau ledų suvalgyti. Tai buvo tada mėgavimus akimirka. O dabar gerai.
Šiaip sakydavau, kad didelių miestų nemėgstu ir noriu tik kuo greičiau išvažiuoti iš jų. Bet šitas tai pasitiko su pavėsiu, dviračių takais, jokių stabdymų, jokių problemų. Na va, tai ko čia į kempingą? Čia sakė dviratį pastatyti, turbūt teisiu apžiūrėti vietą tenai. Žiūrėkit, kempingas prie pat jūros, ten aušia jūra. Taigi, jame parodysiu, kokią vietą gavau. Gerai, čia baras yra. Aišku, čia žmonių nėra, čia tik tai 2 poros kol kas dabar. 2 vietos užimtos. Čia yra ir alučio. Tai va, man davė šitą vietą. Sako, čia tavo vieta, okei? Žiūrėkit, stalas lygų. Aišku, ne žolė, kieta, bet man ir nereikia. Čia elektra yra, žiūrėkit, kaip įdomiai. Čia, kad neužlytų, padarytas toks. Dar niekur nebuvo taip kempinge, kad palapinėms būtų elektra. Ir čia yra Marmuro jūra. Rytas. Šičia išmiegoju šiandieną. Labai šitą fainą vietą buvo. Jūros bangos girdėjasi. Marmuro jūra čia vadinasi. Bet jinai labai nešvari. Nuėjau pasižiūrėti, vakar galvoju šoksiu vandenį. Bet man labai drumzlinas ir labai daug šitų buvo medūzų. Tai gal negalvoju. Bet buvo dušas, tik čia labai fainai, bet tai viskas gerai, tik tai tualetai labai smirda, jau žiūrėjau ten tarakonų pripurškė yra kažko. Ir tokių tablečių primėtė to, kur yra chloro tabletės, kad išdezinfekuotų viską. Tai biškai taip keistas kvapas toks, nemalonus. Tai va, čia išmiegojom. Ir dabar jau šiaip galėčiau šiandieną šturmuoti Stambulą, galėčiau ir užbaigti šiandieną kelionę, bet dar pažiūrėsiu, nežinau. Šiandien atsikėliau gana anksti, vien dėl to, kad mažesnis eismas būtų, bent jau pradžiai. Tai 8 val. Dabar išvažiuosiu. Bet girdžiu, čia ošia šitas kelias, labai daug mašinų važiuoja vis tiek. Tai žiūrėsim, kaip seksis važiuoti. Kuo arčiau Stambulo, tuo daugiau eismas intensyvės. Tuo labiau, kad aš jau ten prie Stambulo būsiu tikrai apie 12 val. Jeigu važiuočiau be sustojimo, ten po 12 jau, tai eismas tikrai būtų geras. Žiūrėsim, kaip seksis. Jeigu nuspręsiu užbaigti šiandieną, užbaigsiu šiandieną. O jeigu ne, tai žiūrėsim, kur nors pakeliui permiegosim, kokį 50-60 km šiandieną. O rytoj irgi panašų atstumą. Šiaip iki Stambulo apie 110 km, 110-120 yra. Su pakilimu irgi gan nemažai. Tai stumėmės dviratį, važiuojam, susirasiu dar kabinę, nes neturėjau jokių pusryčių, suvalgiau tik bananą. Tiesiog kavinėje galvoju, sustosiu kur nors, atsigersiu kavos ir užkasiu kažką. Va, stoviu ant savo šiandienos kelio, kurio važiuosiu. Dabar tai dar ramus, bet mašinos pralekia tokiu greičiau. Čia grinai, bet autostrada yra, su tokiu kelkraščiu. Tik tai, kad visai, kaip nepažymėtas kaip autostrada ir čia galima dviračiams važiuoti. O kaip lekia žiūrėti. Čia varo kokie 100-120. Na ką, prievažiavau pirmąjį miestuką. Gal čia kažkas dirbs.
kavinė, dar kažkas įdomu. Nu va, čia kažkas yra, matau, ir bandelį visokių, ir žmonės valgo svarbiausia. Čia nieko tokio iš mėsos neturi, tik bandelės tokias, bet čia vietoj kepa, nu. Bandelė. Ui. Čia kaip šauna į pečią. Įdomiai. Ten koks pečius didelis. Bir tane. Burada mı yiyeceğim? Yiyeceğim. Otur bunlar baksın. Bir tanesini koyayım. Bunlar, sen masaya otur. But I will show. I can... Yes. 2 and 1. Ayran and chai. Aš tiesiog sėdau ten, kur daugiausiai mačiau žmonių renkasi. Tai čia daug vietinių. Tai po to ten arbatą išgerti iš pradžių dabar. Ayran. Man labai jis pradėjo patikti. Bet dauguma čia, kurie ateina, tai tuos vat išsinešimai pasiema. Čia aš abejoju ir su vienu suvalgo jie. Aš manau, namie jie tenai su kokia bent jau uogienė, dar su kaip prie pusryčių stalo naudoja. Aš čia vienas bulkas prisivalgysiu ir kelio. Tai va, privalgęs bulkučių visokių, vėl varau į kelią. Tai po to gal surasiu kažką normaliau pavalgyti, bet kažkaip čia nepasisekė man. Važiavau šalia tos autostradas ir turgelį kažkokį užsukau. O, kokie pomidorai. Baisių visokių pilna. Turgelės vyksta kaip reikiant. Duona, agurkai. Viskas. Kilo lira. Kilo lira. This one? Yeah. Thank you. Thank you. Aleykümselam. Kaip kvepia iš tolo jau. Čia gerulis. Gal kokią pusę to arbūzo suvalgiau. Kažkaip nebelinda po to. Nors buvo tikrai skanus. Tai 3,5 eurų sumokėjau už tą tokį ketvirtį. Tai ten, nežinau, ten keliam 3-4 žmonėm. Šiaip labai nėra apetito, bet reikia valgyti, nes šiandieną praktiškai nieko nevalgiam. Sustoja virš, sakiau, jų tą į pizzą panašų tokį patiekalą. Pide, lyg vadinasi pide. Tai čia yra su sūriu ir su mėsa, su dešrelė tokia. Dar aš sakiau salatų. Dar jis man atnešė visokių, vat. Čia kažkoks yra, nežinau, aštrus jaučiu, čia šitie aštrus yra ir čia agurkėlį marinuoti. Tai reikės pabiškį valgyti, kažkaip apetito nėra. Nežinau, čia dėl tos saulės, ar neišsimiegojęs, ar nežinau. Kaip karštas sumuštinis tiesiog. Gal ar pisa biškai primena. Man įdomu tas, kas yra. Ar aštrus ar ne. Kažkaip baisi ragauti. Ne aštrus. Kai pradėjau valgyti, maistas skanus, tai apetitas kažkaip biškai pakilo. Žiūrėsiu, neskubėdamas, gal aš suvalgysiu šitą. Tikrai reikėtų, jeigu nori dar toliau važiuoti, tai reikia. Maisto šviežumas ir skanumas tai 10 balų. Ir tai, kad dar pakėlė apetito man bevalgant. Šitas labai geras, jisai nėra aštrus. Irgi skanu.
Na jo, tiesą pasakęs, kuo arčiau, tuo daugiau vat ir mašinų ir eismų, nors ir nėra užkištos tos gatvės, gali važiuoti. Bet aš važiuoju dabar šalutinę gatvę čia. Tai pradėjau galvoti apie tai, kad gal visgi ir pasiliksiu aš dar rytoj vieną gabaliuką. Važiuoju dabar iki tokio viešbučio, kurį buvau nusižiūrėjęs, bet dabar neseniai patikrinau, jo kaina jau pakilo. Turbūt paėmė tą pigesnį kambarį. Bet vis tiek važiuoju. Iš autostrados tai visai faina. Žiūrėkite. Čia yra gražių dalykėlių. Ir čia kokia pakrantė. Wow. Super. Va čia tai vat Stambulas. Man patinka šitas. Stambulas. Buvo netgi smėlis yra čia. Faina, faina čia. O dabar laukia manęs turbūt stačiausias pakilimas šios kelionės metu. 200 metrų į viršų ir visa juoda trasa. Ant karščio dabar, kai reikės varinėti. Tai varysim tada. Nu, reikia pradėti pabiškį ir užlipsim. Biškiuką toks nusikalęs šiandien, ko nevažiuosiu iki pat galo šiandien turbūt. Nes mane išvargina tas, ne kokios ten įkalnės ar kažką, bet tas eismas toks. Neįmanoma čia važiuoti iš tikrųjų. Taip ir sakė. Nu va, tokios zonos, biškiuką orui įkvėpt. Čia biškį pakvėpuoja, po to vėl į eismą. Opa, ir neri. Kokio dydžio čia viskas. Aš apšalęs esu. Nesitikėjau. Nu, tikrai nesitikėjau. Bet taip ir modernu iš tikrųjų gana. Čia dar 40 km iki centro. Kas jau daros? Eina savo. Čia tai papuoliau. Man reikia čia. Suksi čia. Man reikia čia. Juhu. Pravažiavau. Eina. Kažkur lindau, čia mano viešbutis turi būti. Brrr, gal šitas. Čia tokį irgi rajonėlį atvažiavau. O, žiūrėkit, kaip mašina įstrigo.
Kaip čia įkrita jinai. Vallahi çığırmaz gideceğine bakın ya. Traukia lauk. Gerai, šitas poterį atsinešė. Bandom per čia. Oba. Gal ir leisis nešti dviratį, čia vietos gan nemažai. Ok. Taigi, mėlyje, matėte, jau guliu po dušo. Šaltą dušą gražiai, karštą nereikėjo, man šaltą, tik tai užsivariau. Kambarys toks, kojytės ištiestos jau. Dviratį palikau tenai, yra tokia laukia patalpa, kuri... Patalpa laukia. Laukia tokia erdvė yra, kur pastačiau dviratį ir ten palikau. Ten atrodė man taip saugu. Kambarys nėra didelis, bet labai, man užtenka čia išsimiegoti, tvarkingas, dušas geras. Kaip diena, matėte, kaip buvo ant pačio galo, kaip teko važiuoti šitam autostradom. Tai kažkaip netikėjau net pats, kad taip iš tikrųjų daug buvau sutikęs dviratininkų ir kai sakydavau, kad važiuosi į Stambulą, vis sakydavo, sako, nevažiuok į Stambulą, paskutinį ten 100 km pasimk traukinį arba autobusą. Aš galvoju, kaip čia imsiu dabar traukinį autobusą, jeigu tu važiuoji su dviračiu, tai kaip ir nesiskaitys, kad tu atvažiuoji su dviračiu. Tai galvoju, reikia važiuoti tiesiog su dviračiu žiūrėti, kas bus, tai viskas lyg ir buvo normaliai. 50 km iki Stambulo ir po to prasidėjo tokie eismai, toks eismas intensyvas. Bet ten iš tikrųjų ir kiek tų visokių parduotuvių, kiek tų pastatų, kiek tų prekybos centrų čia pristatyta. Mane nustebino iš tikrųjų, netikėjau, kad tai bus. Žodžiu, rytoj šturmuosiu Stambulą, tikiuosi nereikės jo šturmuoti, tikiuosi lengvai nuvažiuosim, bet kaip be būtų, rytoj išbaiginėsiu jau savo kelionę. O šiandieną jau viskas turbūt nebefilmuosiu, jau užtenka, ilsėsiuos, dar gal pavalgysiu, kol kas dar nenoriu valgyti, bet išeisiu dar biškiuką vėliau pavalgyti. Ir dabar tik tiesiog atsisveikinu su jumis, rytoj susimatysim ir bus rytoj mano paskutinė diena. Iki.